Tai pačiai pradžiai ant rapo yra klijuojasi butilinis manžetas vadinamas. Tai yra lipni tokia plėvė, labai gerai limpanti, galite pačiupinėti, įsitikinti. Ten, kai sako ten žmonės, kad labai gerai muses arba tarakonas gaudyti, nes prikimba praktiškai viskas. Ir tokią plėvę užklijavus, ir aišku užklijavus be pūslių, turime mes praktiškai garantiją, kad vanduo po ją neprasiskverbs. Tai praktiškai kolega ir pradės dabar būtent to užsiimti, paklijuos trapo zonoje šitą manžetą, plėvelę. Ten pagalbos to nereikia? Ne. Labai gerai. Viskas labai paprasta, viskas čia nesudėtinga. Pati tą manžetą turime iš 2 dalių plėvelės labai patogu klijuoti. Pradžioje mes nusiplėšę priklijuojam vieną dalį, paskui plėšiam kitą ir klijuojasi tada antra dalis. Galima truputį ir paspausti. Tai prisikliavot šitą butilinį manžetą, toliau eina kalba apie pačios jau dangos klijavimą. Tai jeigu kalba eina apie OSB plokštę, kaip minėjau, klijuojasi plytelių klijais. Plytelių klijai ten kažkokių specialių nereikia. Svarbiausia, kad būtų C2S1 klasės, ta prasme elastingai, gero sukėbimo. Tai čia mūsų K4, K5. Na ir iš principo, labai jeigu skubam, norime skubiai padaryti darbą, greitesnio stingimo reikia, tai iš principo tinka ir K6 klijai, greito stingimo klijai. Čia šiuo atveju su turbūt K4 klijuos kolega. Na, kadangi mes norime čia gražų vaizdą turėtumės, tai apsiklijuos papildomą juostą, kadangi pas, sakykime, vidurys, tas butilinis manžetas klijuojant, jisai klijuojasi su specialiu hermetiku, ne su plytelių klijais. Ant OSB plokštės plytelių klijai, ant būtent to butilinio manžeto dengiasi specialūs klijai, Power Elast. Tai yra toksai kaip ir klijinis hermetikas, kuris turi 2 savybės. Jis puikiai klijuoja ir hermetizuoja paviršius, kur ten neprabėgs vanduo. Šiaip iš tikrųjų apsisaugo čionais nebūtina, mes norim, kad gražiau būtų. Statybvietėse to niekas nedaro, tiesiog ištepa kitais klijais ir tiek. Jo, pats hermetikas tiekiamas būtent tokiuose tūtose kaip silikonas, normaliu silikoniniu pistoletu, dengiamas įprastai. Kastytis, kol aš tepu, papasakos, kokiais klijais čia mes dirbam ir klijuojam, kaip reikia pagruntuoti pagrindą prieš klijuojant. Na, čia būdavo klausimų, ta prasme, kokią konsistenciją, kodėl netokie skysti, kodėl netokie tiršti. Tai, kai kolega sako, ten kiekvienas meistras turi savo nusistatęs konsistenciją, kaip jam patogu dirbti. Paprasčiausiai, kad jie normaliai dengtųsi, nebūtų perskisti, aišku. Pats sluoksnis yra nedidelis klojimas, nes dažniausiai, kaip dažniausiai, įprastai tai yra lygus pagrindai, lyginti nieko nereikia, plytelės nėra čia yra plėvė. Tai sluoksnio storis čia kokie, kiek čia, 2-3 mm darysi, ne? Jo, kažkur tai 2,5 panašiai išeis. Daugiau ir nereikia. Plytelių klijų sluoksnis iš tikrųjų parenkamas pagal plytelės formatą, jeigu ten yra plytelė kalba eina. Čia kalba eina ne apie plytelę, apie pačią dangą, sakykime, tokią nestandžią. Tai sluoksnio tikrai nereikia didelio, minimalių sluoksnių. Kad klijai gerai pasidengtų ir būtų tolygiai, tas sušukavimas, aišku, iš tikrųjų būtinas. Tokiu būdu mes užtikrinti, kad nebus ten kažkur klijų perteklius arba nedadėta kažkur tai mažai jų. Ir esmė tai, kad tą plėvelę klijuojant, būtų tolygus, normalus padengimas, kad jisai priklijuotų visą plokštumą, gerai prisiklijuotų ir nepaliktų jokių pūslių. Pūslių arba susimetimų, ta prasme, tai negali būti panašiai kaip tapetą klijuojant. Negali būti pūslių, negali būti bangų. Aišku, nusiimamas plėvelės, tos tarpinės, kurios grožiai būtinas, bet funkcionaliai visiškai nereikalingos. Pas hermetikas dengiamas pistoletu, būtent silikoniniu. Vėlgi sluoksnio storis yra minimalus, praktiškai tas pas 1,5 mm kažkur tai, ar ne? Ir taip, padengus hermetiką, dantytą glaistyklę, pradžio nusimsime, aišku, klijų nereikalingų likučius, o paskui dantytą glaistyklę, klijų glaistyklė, ta prasme, būtent yra paskirstomas po paviršito lygiai. Patį centrą dengti nereikia, ten pačiam centre yra skylė, ji bus paskui išpjauta. tai yra nebūtina.
Bet po to išpjaunant, kad neišsisluoksniuotų abu elementai, geriau priklijuoti. Tai va, paskirstoma vėlgi tolygiai gražiai, kad visur būtų pasiskirstę ir susiklijuotų visa plokštuma ten, kur reikalinga. Pati plėvelė, ji kaip ir abi pusės yra klijuojamas, tai čia nėra skirtumo, kuri geroji, kuri blogoji. Abi yra geros pusės. Bet įprastai klijuojama ta pusė, kur yra užrašai į viršų. Tai yra tam, kad, visų pirma, matytųsi mūsų reklama, o visų antra, kad būtų šone matytųsi liniuotė, paprasčiau, sakykime, nupjautinėti ir perdengimo zona to pačiu tai yra. Kad matytųsi, kiek tai reikia perdėti vieną juostą su kita perkloti. Pasikloji, dabar kaip tapetą reikia gražiai jį dabar reikia priguldyti. Priglūstų gerai, išvaikyti oro puslės iš po hidroizoliacinės rytininės dangos. Vat kampai, kad priglūstų gražiai. Čia, kai ne pirmą kartą darom, tai čia buvo tokių piliečių prieš tai labai įtariai žiūrinčių šitą procesą, sakydavo, o kaip čia pas jumis prikimba? Tai kėlėm rodyti, kad prikimba tikrai gerai su to plaušu. Prikibimas toks, sakykime, sodrus, 100%. Priklijavus trapo zonoje hidroizoliaciją mūsų, tada belieka atverti trapą, išpjauti to, ko nereikalinga, kad vanduo turėtų kur tekėti. Ir čia šiuo atveju pjaunant labai svarbu žiūrėti, nes ta prasme, kad perimetro mūsų dangos klijavimo zonai būtų pratriškęs hermetikas, nes jeigu ten pratriškimo nėra, vadinasi, nėra garantijos, kad užsipildė gerai siūlė, ten gali būti pratekėjimas. Turbūt pratriškęs normaliai užtikrinti, kad siūlė yra hermetiška. Labai žiūri, net nekvepuoja kaip šitą. Gerai. O toliau paskutinis tai paruošęs, sakykime, toliau kitas etapas yra elementariai klijuojamas plytelės ant paviršiaus ir tenais jau standartiškai, kaip turint normalų, sakykime, paruoštą paviršių plytelių klijavimui.